Labas. Ar žinai šiandieną, kad vienas iš pagrindinių šiandienos klausimų užduodamų visiems iki vieno, tiesiog jis yra labai svarbus, labai yra aktualus, yra bazė. Koks tai klausimas? Kaip tu jautiesi? Kokia yra tavo vidinė tavo būsena? Taigi, kokia yra tavo vidinė būsena? Ar tu jautiesi ramus? Ar tu jautiesi saugus? O gal ne? Gal tu stresuoji? Gal tavo ta vidinė būsena tiesiog yra paslėpta ir po kauke? Ne visi tu pasisakai, ką tu išgyveni, ką tu jauti. Galbūt tau sekasi visiškai kiti dalykai puikiai, bet, kaip sakoma, dūšioj, tau yra taip blogai ir negali tam pasisakyti nei draugiai, nei draugui, nei kitiems, galbūt net šeimos nariams. Taigi, jeigu tu stresuoji, jei išgyveni pastovę baimę dėl kažko tai, arba pastovi kažkokią tai pyktį jauti kažkam tai, ar ne? Arba galbūt tu esi net ir egoistas, galbūt net pats to nežinai, o galbūt jauti, o galbūt kažko tai labai nerimauji, kažko labai tu bijaisi. Taigi tavo dvasinė būsena labai yra svarbi. Kodėl? Gi todėl, kad šiandieną 21 amžiuje, transformacijos amžiuje, tai ypatingai svarbu, tai numeris 1, nėra svarbesnio dalyko, nėra kaip tavo dvasinė būsena, kaip tavo vidinis pasaulis, kaip tu ten gyveni ir ką tu ten jauti, nes jis kuria tavo rytdieną, šiandieną tiesiog kuria, tu toks esi, kuria tavo, kiek tu turi, kaip sakoma, ten tos materialinės gerovės, kaip tu sekasi uždirbti pinigus, paprastai žodžiais kalbant. Kaip tu jais disponuoji, tau jau užtenka ar ne, arba kokie tavo yra santykiai šeimoje, ar tu sugebi, ar yra tavo draugė, ar draugas, ar vyras, ar žmona, ar vaikai, ar tu sugebi sukurti tą šeimą, galbūt tu nori, bet tau niekaip nesiseka. Taigi čia ir yra tavo dvasinė būsena, jinai visą tai įtakoja. Niekas kitas neįtakoja tų santykių, tos tavo meilės, laimės, arba nesėkmės iš kitos pusės, kaip tavo dvasinė būsena. Taigi šiandieną, jeigu jinai yra tokia, kad norėtum tu ją stabilizuoti ir harmonizuoti savo dvasinę būtent būseną, kur ten niekas kitas negali įeiti, tik tu pats. Tai šiandieną siūlau tau išeiti, siūlau tau tą kelią, vieną, aš sakyčiau, pagrindinių kelių šiame amžiuje. Aš labai akcentuoju, nes šis amžius tai ne 20 amžius, tai milžiniškas skirtumas. Tie, kurie nesuvokia, kad transformacija iš tikrųjų yra galinga ir kad reikia naujų žinių ir naujų visiškai žingsnių. Norint kažką pasiekti, reikia ne taip daryti, kaip tu darei prieš metus laiko, bet yra visiškai naujas suvokimas. Nauja transformacija vyksta, nauja mūsų galia, minties galia. Mūsų vidinis pasaulis yra kitoks, mūsų jėga yra kitokia visiškai. Kaip ir dronai šiandieną atėjo, kaip ir dirbtinis intelektas taiga įsiveržė ir lekia milžiniškais šuoliais. Tai lygiai taip pat mes galime valdyti save, savo visus jausmus, savo visų pirma negatyvius jausmus, savo visus išgyvenimus, jūs galime eliminuoti ir pakeisti kitais. Taip, mes tai galime daryti ir tai žmogui lemta, žmogus turi tą galią. Taigi, pristatau tau tą įrankį, su kuriuo tu gali tai daryti. Šiame amžiuje tai yra transformacinė psichologija, praktinė psichologija 21 amžiaus. Jinai visiškai kitokia, kaip iki šiol esančios visos kitos, paprasta ir lengva. Bet jinai yra geniali ir unikali. Ir šiame amžiuje tai yra tiesiog, aš nežinau, ta greitoji pagalba. Tas, žodžiu, tai veikia greičiausiai, efektyviausiai, per trumpą laiką. Atneša didžiausius rezultatus. Nes žmogus tai gali, tik reikia jam tai žinoti ir žinoti, kaip to pasiekti ir su kuo tai siekti. Taigi, šis metodas, ši praktinė, transformacinė šio amžiaus, 3 tūkstantmečio psichologija yra biologinis metodas atėjęs. Tai trauminė žmogaus patirtis. Tai darbas su negatyviamis programomis. Darbas su mūsų pasąmonė. Tarsi atrodo labai paprasta ir aišku, kad taip ir negali būti šitame amžiuje. Pagrindas visų esmių esmė mūsų vidus. Jeigu mes viduje esame stabilus, tiesiog svarstyklės ar ne,
pusiausvyrą mes išlaikome gyvenime. Visais klausimais pusiausvyrą. Visais. Tai tada viskas mums ir sekasi. O jeigu mes esame vienu klausimu čia, bet kitam esame duobėje, gilioje duobėje, tai tada tikrai, tai čia reiškia, mums nėra tvarka. Čia didžiulė yra duobė, didžiulė yra tamsa, kurią mes kažkaip tai norim išlipti, bet nežinome kaip. Norime eiti ir tvarkytis, bet galbūt nežinome, kaip tai padaryti, nes gal jau bandėte ne kartą tai daryti. Taigi biologinis metodas, jis unikalus. Jisai kitoks, išsiskiriantis kuo. Trumpai pasakysiu kuo. Pasidomės vėliau daugiau šio metodo. Jis suranda pirminę priežastį. Tai yra numeris 1. Bekeliaujant į pasąmonę, mes tiesiog surandam. Šiaip kitais būdais tu neįsiaiškinsi, nesurasi, nesužinosi, kas ten įvyko prieš, nežinau, ten 20, 30, 40 metų. Ką tau kažkas pasakė ir užsimezgė tą šaknis, iš kurios išaugo dabartinė programa ir jinai lemia tavo gyvenimą, tavo kokybę gyvenimo. Taigi pirminės priežasties suradimas. Toliau susigrąžinimas. Antras susigrąžinimas tavo gyvybinės energijos. Nes jeigu tu negali kažko pasiekti, tau trūksta tiesiog jau energijos. Galbūt tau ir sveikatas šlubuoja. Na ir tie santykiai kitokie, nes energija ne ta viduje. Visiškai ne tos kokybės energija, ne to dažnio energija. Tu negali pritraukti, ko nori. Tu pritrauki tai, kas yra tavyje. Jeigu yra baimė, ima viršų, ar ne stresas pastovus, arba pyktis, tiesiog tu jo jau nebevaldai. Tu tiesiog tame gyveni. Tai kuo tu save maitini? Tai ir tu pritrauki iš išorės. Tokie žmonės ateina. Tokie įvykiai pas tave pastoviai dažniau vis kartojasi. Arba tu iš vis neišeini iš tokių situacijų, tik anos neigiamos tau kartojasi situacijos. Žodžiu, kokia energetika tavo yra viduje, tu ją tiesiog spinduliuoji į išorę. Kas viduj, tas ir išorėje yra. Taigi, pirmiausia, kas yra viduj paslėpta pas tave, nors to nieks nemato, bet dėja išorė tai jaučia. Tai tiesiog persiduoda energija, eina bangos, dažniai. Mes tai spinduliuojame. Žodžiu, tą tu ir pritrauki. Taigi, susigrąžini gyvybinę prarastą konfliktuose, nerime, strese savo energiją. Negatyvią, psichinę energiją. Visą savo pretenzijas, kam tu išreiški, kai tu dirbsi su tam tikrais asmenimis, tam tikrais žmonėmis arba su tam tikrais įvykiais, tu iš jų visų pasigrąžinsi savo energiją. Jinai transformuojasi ir virsta pozityvia energija per keletą dienų. Žinoma, jeigu tu turi daugiau energijos, tai vyksta greičiau visą tai. Jei žmogus, turintis labai galbūt daugiau problemų, aš nežinau, galbūt tos sveikata labai šlubuoja, tai visą tai iš lėto, lėčiau vyksta. O jeigu tu, turi energijos ir galbūt tu turi tik vieną klausimą, kurį nori spręsti, tai tu tai gali padaryti labai greitai ir labai efektyviai. Tai vyksta šiandieną, nes ta minties galia tokia galinga, jausmas išgyventas mūsų toks galingas, žodis galingas, tiesiog skriodžia jisai erdvę, kaip skalpelis chirurgijoje, ar ne, kaip lazeris, tiesiog eina kiaurai sienas, nėra jokių sienų. Mes einame į pasąmonę ir ten viską surandam, matom, girdim, jaučiam. Ir tai yra esmė. Su šiuo metodu gali dirbti visi. Amžiaus cenzo nėra. Jūsų įgyta galbūt gyvenime profesija taip pat šiuo atveju negalioja. Nes jūs dirbat su savo vidumi, su savo siela, su savo, žodžiu, tuo vidiniu pasauliu. Ir jeigu jūs esat ar mokslo daktaras, ar akademikas, ar esat mokytojas, ar šiaip specialistas, tai yra visi gali dirbti su šiuo metodu. Nėra amžiaus cenzo. Dažniausiai visos praktikos vyksta apie valandą laiko. 1 valanda yra, kur vyksta 15 minučių, trumpiausiai. Yra, kur galima dirbti lauke, vaikščiant, vairuojant mašiną. O dauguma praktikų vyksta kambaryje. Kada yra saugu, jūs jaučiatės saugiai, tiesiog tą valandą laiko užsimerkę, nusistatę telefone 1 valandą, jūs dirbate. Ir kita praktika dirbama iki 1:45 minutės. Tai galbūt ilgiausiai yra. Arba galbūt dar šiek tiek trumpiau, arba ilgiau galima dirbti, bet laikas yra toks. Žodžiu, metodas yra ekologiškas. Jis yra saugus jūsų pačių atveju. Iš tikrųjų, jis yra labai saugus. Ir visos aplinkos atžvilgiu taip pat jis yra saugus. Taigi, jeigu norite išsispręsti savo problemas, santykius,
Tiesiog savo vidinį tą pasaulį pakeisti, kitų jį harmonizuoti, tiesiog įstabilizuoti, ištraukti iš kažkokios tai duobės. Įsispręsti tą vieną klausimą, kuris jums jau daug galbūt laiko neduoda ramybės. Tai galite padaryti pasitelkus šias visas praktikas transformacinės, nauja šiame amžiuje, tik pradėjusi žengti. 2021 metais šis metodas buvo patvirtintas mokslo pasaulyje. Taigi, visa tai yra saugu ir ekologiška. Ir dirbame su savo vidumi. Tai yra numeris 1, nes tai yra 21 amžius. Nespėsime, pasiliksime už šio amžiaus durų, nes žinios, informacija, greitis ir darbas, tiesiog yra mūsų nuolatiniai šiandieną draugai. Mes transformuojamės, mes keičiamės, mes jaučiame, kad gyvename. Mes ieškome atsakymų. Todėl kviečiu tave daugiau susipažinti su šiuo metodu, klausytis mano įrašų, juos prenumeruoti, ir žinoma dalinkitės su draugais šią informaciją, nes tai yra nauja ir tai yra pažangu ir tai yra transformacija, kuri būtina kiekvienam iš mūsų gyvenančiam šiandieną. Kiekvienam. Taigi, iki susitikimo kitose mano įrašuose. Lauksiu jūsų. Iki.